forgive me, I've been running blind into. I'ma wait on this bit of love till this freedom new. I'm telling this tears going fall away, oh. May the last one burn into flames. Freedom, freedom, I can move. Freedom, cut me loose, yeah. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I'll make change all by myself. Won't let my freedom ride in hell. I'ma keep it running 'cause the readers don't quit on themselves. Yeah, something special. Yeah. Gonna write that quick 16, gonna fly that loud and lean. Never line that flex those P's, I don't mind if they hate on me. Finna write that hustle down, bros gon' eat when I make it out. Hoes are not, man, a bread gon' vouch. Flow won't stop, gonna clout us down. Gonna write that quick 16, gonna fly that loud and lean. Never line that flex those P's, I don't mind if they hate on me. Finna write that hustle down, bros gon' eat when I make it out. Hoes are not, man, a bread gon' vouch. Flow won't stop, gonna clout us down. Man, I love this instrumental, cause it helps man build momentum. I would always talk my shit, yeah, I can't always put in effort. Got confidence to the neck, but coach on my attitude extra. Yeah, everyone knows on next, I'm flex, not gonna be a vet, maybe that coach get it, I'm done with the bricks, it's messy. Used to love that strip, now left it, bake that bread, did with brownies, flake that lead, serve the army, man, what help would he call me G? Say I got drop with the news, just breeze, say I got luck when he check on me, say I got luck when he check on me. Talk to me. I'm telling this tears going fall away, oh. May the last one burn into flame. Ready? Keep running 'cause the winners don't quit on themselves. Kaip iš tikrųjų visą laiką įdomu stebėti, kai jie atlieka savo pasirodymą ir su tokia gražia viltim žiūri į mokytojų akis, tikėdamėsi išvysti, kad jie padarė viską gerai. Tai ponios ir ponai, aš norėčiau, kad jie pajustų, kad jie viską padarė gerai, ar ne? Pirma. Kol laisva. Benai, pradėsim nuo tavęs truputėlį, dabar paprašysiu apžvelgti pasirodymą. Aš kažkaip kritiškai nusiteikęs šitų pasirodymų. Galiu pasakyti, gal taip aštriau, bet niekaip manęs neįtikina. Man kažkaip atrodo pritempta ir tokia butaforija ir aš kažkaip niekaip nepajaučiu. Man asmeniškai tai neveikia, nors atrodo lyg ir viskas, lyg ir balsas tas stiprus, bet jisai vis tiek kažkaip neveikia man. Manęs tiesiog neįtikina niekaip. Tu net ant sofutės neleistum atsisėsti, ne? Manau, kad ne. Supratau, labai geras atsakymas, ačiū tau, Benai, už tai. Nomeda, galima išgirsti jūsų nuomonę. Aš galvoju, kad organikos tokios pajautimo tikrai labai trūko. Ir tai aš atkeliauju būtent iš Dvikovo, bet jums abiems trūko. Jeigu būtų viename, tarkim, kažkoks klausimas, o aš sakyčiau, kad ar jūs kažkaip neįsigyvenote į tą dainą? Ar jinai jums tikrai yra tokia nepriimtina ir kažkokia tai neperleidžiat per save? Už tai manęs irgi neįtikino, bet aš gal visgi skirčiau 4. vietą kol kas. Ačiū Jums, Nomeda. Gabrielė. Vat man Katerina su Joriu priminė, kaip būna ne projekte, bet ir gyvenime. Tokių porų, kurie atrodo kaip ir tinka viens kitam, bando sulipti, bet kaip obuolys su kriaušė, bando sudėti ir nesusideda. O reikia, kad būtų obuolys su obuolio skiltele. Tai man irgi, Benas pasakė tą teisingą žodį, pritempta. Tai aš, šiaip nesu tokia žiauri, bet aš irgi neduočiau sofkutės, labai apgailestauju. Ačiū tau, ačiū Gabrielė už tavo nuomonę. Netrukus sužinosim iš Vaido lūpų, kaip iš tikrųjų yra, ar iš karto keliauja į nokautą, ar visgi turės galimybę atsikvėpti trumpam ant sofutės ir turės šansą. Vaidai. Aš girdžiu kolegas, ačiū Jums labai už tikrai svarius argumentus. Ir dalimi aš sutinku, dalimi gal ne visai. Visų pirma, aš norėčiau, kad jūs įsiklausytumėte šitos dainos tekstą ir supraskite, ką ne Joriui, bet Katerinai tenka išgyventi, kai jinai dainuoja Freedom, freedom, where are you, cause I need freedom too. Taip, paplokime Katerinai už tai, kad jinai
Žinau, kad yra sunku dainuoti tokius tekstus. Tai yra labai energinga daina, atlikta divos, Beyoncé ir sunku pertikti tą energiją, bet dėkui, Katerina, tikrai labai gražiai padainavai, tu turi nuostabų stiprų balsą. Jori, tavo repo skillsai net nebijotini, tu turi tą flow, turi sugebėjimus, tu dėlioji žodį, tu kūrybą užsiemi ir tas yra nesveika, tas yra nenormaliai, tai stebina. Kas pas jūs neįvyksta iki šiol ir aš visiškai sutinku su kolegomis, tos organikos nėra todėl, kad jūs neveikėte kaip duetas tiesiog. Jūs neveikėte kaip duetas. Aš galiu paklausti kai ko. Ar jūs manot, kad po biškį pagerėjo tas dalykas, ar visą laiką buvo? Be jokios abejonės, kad jūs Pagerėjo. tikrai paaugote šitame projekte ir aš Toliau noriu, paaugsiu. kad už tai jums paplotų žiūrovai. Faktas. Pagerėjo. Ir aš noriu dar paargumentuoti, kodėl apskritai šitame projekte kiekvienas paauga. Lietuvos balsas kartos ar Lietuvos balsas yra apie tai ir kodėl mes jūs išsaugome. Todėl, kad mes norime jūs pamatyti augančius, mes norime pamatyti jūs tobulėjančius. Ir be jokios abejonės, kad tai iš visų jūsų pasirodymų vienas stipriausių ir vienas tokių, jeigu tikrai įsiklausai ir tikrai girdi, tu gali patikėti. Tik šiandien jums, aš manau, kad pritrūko. Bet, kadangi tai yra pirmieji pasirodymai ir aš žinau, kad yra dar ateinančių ir tikrai stiprių, su avansu, su tikrai dideliu avansu, aš jūs sodinu į 4. kėdę. Cheer number 4, ketvirta sofutė, ačiū jums labai, užimkit ją drąsiai tikrai dabar. Prenumeruokite Lietuvos balsas YouTube kanalą ir ten pamatysite visus dalyvių pasirodymus.